Sakoma, kad seniausia pasaulio kalba, kuriai nereikia vertimo – muzikos kalba. Žmogaus tariami žodžiai nukreipti į protą, o muzikos garsai keliauja tiesiai į širdis. Lietuvių kultūroje daug muzikalių talentų, kurie drąsiai garsina Lietuvos vardą pasaulyje ir beldžiasi ne tik į užsieniečių, bet ir vienataučių sielas. Sakyčiau, kad tai yra kažkas kraujyje, meilė kultūrai, meilė muzikai ir noras realizuoti tą ir teikia begalinį džiaugsmą, kai galiu dovanoti savo muziką kitiems žmonėms. Tai sakyčiau, kad ta mano motyvacija iš vienos pusės yra galimybė išreikšti save ir dovanoti muziką kitiems žmonėms. Iš kitos pusės motyvacija tai yra siekti kuo aukštesnių rezultatų ir dalyvauti konkursuose, dalyvauti festivaliuose, renginiuose, padaryti kažką geriau, negu aš prieš tai galėjau. Tai yra vidinis kažkoks tai noras augti. Tai visą tai labai motyvuoja. Akordeonistė Aurelija Matulevičiūtė dažnai keliauja po pasaulį atstovaudama Lietuvai tarptautiniuose konkursuose bei festivaliuose. Aš tiesiog negalėčiau dirbti kitokio darbo, manau, todėl kad nebūčiau laiminga, neišreikšdama savęs, nes tą muziką aš jaučiu viduje savęs ir tik išreikšdama ją aš jaučiu begalinę laimę. Inspiracija kyla iš gamtos, pavyzdžiui, saulė, oras, lietus, kažkokie tai išgyvenimai. Dažnai menininkai įkvepia vidiniai išgyvenimai, kas tai bebūtų, ar kažkokia tai tragedija, nusivylimas, nelaimingo, gal labai laiminga meilė. Visa tai visą laiką įkvepia kurti, įkvepia groti. Muzika, jinai turi tikrą tą gydomąją galią ir žmogui reikia iš prigimties muzikos, kokia jis tautybės bebūtų. Bet lietuviui, o ypatingai esančiam kitoje šalyje, pati savo kailiu tai žinau, labai trūksta visko, kas susijęs su Lietuva. Pradedant maistu, bet žmogus negali gyventi be kultūros. Negali gyventi be gimtos kalbos girdėjimo, negali gyventi be muzikos, be tų garsų, su kuriais jis užaugo, kurie yra giliai jo kraujyje ir visų tų sąskambių, viso to jam reikia tam žmogui. Ir aš tą puikiai žinau, nes kai Italijoje vyksta bendruomenės susibūrimai, būna didžiausia šventė, kai susirenka lietuviai ir kartu mes kalbame, dainuojame lietuviškai, grojame, vyksta koncertai. Nesvarbu, kokio žanro muzika tai bebūtų, bet jeigu tai groja lietuvis, vis tiek tas jo lyriškumas, meniškumas, pajautimas, net visa tai jaučiasi ir tai yra artima. Ir manau, kad visa tai gali suvienyti lietuvius, nes tai mus jungia. Net mes, jeigu esame gimę kitoj šaly ar vėliau išvykę į kitą šalį, tai, kas yra giliai mūsų kraujyje, mums to reikia. Mes turim būti vieningi, kur bebūtume, ar Lietuvoje, mes visą laiką bėdoj turime vienas kitą palaikyti. Ir kai mums sekasi, turime vienas kitą palaikyti, o ne pavydėti. Ir tuo labiau, kai esam užsienyje, kažkur toli nuo savo namų, aš žinau, kaip tai yra sunku. Todėl mes turim vienas kitą palaikyti visuomet, visose idėjose, darbuose ir išlikti kartu. Aš manau, kad viskas priklauso nuo noro. Nes galimybių susiburti tikrai visą laiką yra. Gali rasti bendraminčių, rengti renginius, ruošti tradicinius patiekalus ne tik savo, bet ir visai lietuvių bendruomeniai, švęsti tas pačias šventes ir gali susikurti tą savo jaukią namų aplinką. Manyčiau, kad taip, nors visą laiką tikrai tų namų trūks, kaip bebūtų, aš sakyčiau. Visas pasaulis yra susimaišęs.
Pas mus Lietuvoje galima rasti visokių tautų, ir Azijos, ir kiniečių, ir italų, ir Lotynų Amerikos. Visko, ko nori, galima rasti Lietuvoje, visą pasaulio kultūrą, ar ne? Ir lygiai taip pat, kai tu vyksti į kitą šalį, randi ne vienos tautybės žmonės, bet įvairių. Tai manau, kad čia, jeigu galima tai pavadinti problema, tai yra pasaulinė problema. Bet galbūt, kas žino, gal visą tai gera, kad mes visi turime būti draugais. Iš kur mes bebūtume, mes turime visi likti kartu, draugauti ir mylėti vienas kitą, kiek tai įmanoma. Tai lietuvio sąvoka irgi iš tiesų, manau, kad yra tokia labai subjektyvi. Nes galbūt atvykęs užsienietis taip pamilsta Lietuvą, kad gali pasijausti lietuviu, ar ne? Bet ir tie lietuviai, kurie išvyksta, aš manau, kad labai puiku, jeigu jie nepamiršta, iš kur jie kilę savo šaknų. Kur bebūčiau į klausimą, iš kur esu kilusi, visada atvirai atsakau. Esu lietuvė ir tuo didžiuojuosi. Prisipažįsta lietuvišką tapatybę puoselėjanti muzikantė. Aš labai didžiuojasi, kai nuveikiu kažką tai užsienio šalyje, ar ne? Ir manęs klausia, iš kur tu esi? Aš sakau, aš esu lietuvė. Tai labai džiaugiuosi, kad vis dažniau jau žino, kur ta Lietuva yra. Mūsų kraštas nėra didelis, bet jau vis dažniau žino, kur tai yra. Tiesa, kartais būna sumaišo su Latvija, bet vis dėlto jau pažįsta mūsų kraštą, nes prieš tai turiu pasakyti, kad tikrai būdavo dažnų situacijų, kai nežinodavo net kuriam žemynė mūsų šalis. Visos meno rūšys gražios, nes tai yra gėris. Visa tai, kas kyla iš gėrio, ką kuria žmogus turėdamas viduje pozityvą ir meilę, o ne negatyvą. Visa tai man sukelia geras emocijas ir man labai įdomu visą tai stebėti. Žmogus, kuris pakeliauja, tampa žymiai platesnių pažiūrų. Jis gali žymiai daugiau atnešti tai pačiai mūsų Lietuvai kažkokių tai naujovių, idėjų, kurios labai reikalingos. Ir manau, kad tai yra didžiulis pliusas, tos žinios, kitoks požiūris ir kitokia patirtis, kuri labai keičia žmogų. Ir su nauja patirtimi gali padaryti labai daug naujų gražių darbų, tiek gyvendamas Lietuvoje, tiek gyvendamas užsienyje, bet grįždamas į Lietuvą ir padarydamas kažką tai gero ir tikrai naudingo tai šaliai. O šiaip iš kitos pusės, žiūrint šiek tiek siauriau, tai kiekvienas žmogus, jisai vis tiek jaučia kažkokį džiaugsmą, pavyzdžiui, matydamas daugiau saulės, ar ne, kad ir pradėkime nuo to pačio klimato. Ar galbūt tiesiog šaltis ir kalnai labai traukia kokiai nors Norvegijai, ar ne. Tai jeigu tas žmogus laimingas, tai kodėlgi, aš sakyčiau, kad kodėlgi ne. Svarbu tikrai, svarbu nepamiršti savo šalies ir svarbu kiek įmanoma jai atnešti to gėrio, pozityvo. Ir labai džiaugiuosi už tuos, kurie pakeliavę grįžta į Lietuvą ir pasilieka joje. Tikrai labai, labai džiaugiuosi už visus žmonės ir už tuos, kurie net gyvendami, tarkim, gyvena užsienio šalyje, bet sugrįžta karts nuo karto, atveždami muziką, koncertą, o galbūt ir kažką nesusiję su kultūra, ar ne. Ir manau, kad visa tai labai gražu ir naudinga. Man lietuviškoji tapatybė tai yra gilios tradicijos, tai yra be galo graži kalba, viena seniausių Europoje. Dainos, šokiai, tai yra mūsų svetingumas, nuoširdumas ir noras padėti savo artimui.
man tai yra lietuvybė ir aš ją didžiuojuosi. Aš didžiuojuosi, kad esu lietuvė.